Čia prie Samarijos tarpeklio. Pradėsim žygį į tarpeklį. Čia įėjimas jau į tą tarpeklį. Visi žmonės jau bilietus ant plėšė ir eina. Čia mes stovim. Į tarpeklį. Pradėsim, ne? Jo, pradėsim žygį, tai jo. Kalnelis, ne? Kalnelio aukštuma. Į apačią visur einam. Tarpeklį, apačią. Čia pradėsim. Leido, gotiš. Koks kelias yra, matė, man mano kojas va. Kinu. Tai yra, varna. Šaltinėlis yra. Čia stato akmenys visi, tokias piramidės yra. Nežinau. Ir daug akmenų. Nenukrys. Kaip mamytė laipė po kalnus. Mydžių pristatė žmonės daug. 100 tūkstančiais. Kur ten tau reikia? Kur būti? Ir pavasarį kaip tūkstantį malūnų. Guota, tu eini jau? Patras deda dabar. Guota irgi deda. Po vieną akmenuką. Gerai. Guota, daug žemėlapių, vis tiek tu nežiūri. Tiems medžiams 2000 metų. Žmonės patakauja kažkokie irgi namukas. Nu, 4 kilometrus jau nuėjom. Pareina Žydūnė. Pareina Arūnas. O esame tokias tačioje va. Ten apačio upelis Širlena, jeigu girdit. Iki vandens pusę kilometro. Ženklėlis stovi. Nu, kaip Kęstai? Ledus pusę kilometro tikrai nebus. Tikrai ne. Čia kokie upeliai.
Ne. O dabar gultum. Ir čia eina kalnas. Tas vokiečiais keliauja. Atsilieka nuo mūsų juodai. Vyrai. Okei. Gerai, supratau. Jau į apačią ir į apačią einam, į apačią ir į apačią. Nežinau, kada čia ta apačia baigsis. Teatras, eip. Toroška, jo, kri-kri. Pritrauksiu aš iš arčiau. Ir aukščiau vieną. Laukiam, kol jinai pasirodys ir jinai atėjo. Jis keliais turime eiti akmenim. 16 kilometrų. O, jau kaimą pamatėm. O, ten toli kaimas matė. Kaimo miestelis, kaip švadinas. Bet tiesiog čia nieks nebegyvena jame. Išnyko Samarija. Vadina. O dar viena ožkalukinė. Čia tas kaimelis, va, užrašas jo. Tas kaimas. Viešbutėse gyvenam. O, prie tokių kalnų gyvena. Maišė, labai gražiai atrodė. Čia cerkvė kažkokia senovinė turi būti.